Sveiki visi, šiandien servise 007. Pabandysiu skirti truputį laiko ir pakalbėti apie dujinės įrangos aptarnavimą ir taip, kaip jisai turėtų atrodyti, kadangi ką tik atlikom Vilniuje montuotos dujinės įrangos aptarnavimą, tai trumpai papasakosiu, kaip atrodo, pavyzdžiui, Landerenzo tvarkingas sistemos aptarnavimas, kurį reikia daryti kas 1 metus arba kas 15 000 kilometrų. Ką to aptarnavimo metu reikėtų pamatyti, rasti, ko tikėtis. Tai kaip žinia, visi Landerenzo klientai turi garantinę knygelę ir be abejonės yra pildoma kiekvieno aptarnavimo metu, pildomi visi tie punktai, tai ką reikia padaryti. Tai kadangi turim jau po 30 000 aptarnavimą, tai reiškia, yra keičiami tiek dujinės fazės filtras, tiek skystos fazės filtras. Čia noriu atkreipdėmėsi, kas iš jo byra ir kaip jisai atrodo. Tai, kiti galvoja, kad niekada to daryti nereikia, bet įsivaizduokit, kuo ta sistema kvėpuoja. Filtro į vidų irgi matosi krūva dervų, tai be abejonės reikia pakeisti. Bet dėl ko darau šį video? Todėl, kad žmogus kartais pasimeta, tu papasakoji, ką tu tą aptarnavimo metu padarysi ir jisai staiga žiūri tave ir sako, tai man privažiuoju, kiemės filtrą pakeičiu ir viskas padarytas aptarnavimas. Įsivaizduokit, jeigu jūs atvažiuosite automobilį, jūs sakysit, noriu kas metus pasitikrinti automobilį, jį pasiruoš žiemai, pribėgs meistras, pakeis jums salono filtrą, daiktadėžę atsivertęs ar ne, ir sakys, automobilis tvarkingas. Tai, jeigu yra tokių klientų ir tokių vairuotojų, kurie to ieško ir jiem taip tinka, tai tada tvarkoja, aš tikrai nekritikuoju, kiekvieno mūsų asmeninis pasirinkimas, bet jeigu mes turėsim Landerenzo sistemą ar iš principo net ir bet kokią kitą, tai tos garantinės sąlygos ir tai, kas turi būti padaryta, čia yra juodo ant balto užrašyta. Aišku, tokie esminiai punktai, tai yra dujų sandarumas, kvapai, aušinimo sistemos nuotėkiai, ta prasme tokie punktai, kurie yra mažų mažiausiai nemalonus. O jeigu ten antifrizas pratrūks, žarna pratrūks ir jisai išbėgs, tai laiku to nepastebėjus, tai galima padaryti ir negrįžtamą žalą varikliui. Tai šio aptarnavimo metu mes pasijungę kompiuterį, pasidarėm diagnostiką, įsitikinom, kad variklis dirba tvarkingai benzinu, kad kuro mišiniai yra geri, jisai dirba gerai, pravažiavom su automobiliu po aptarnavimo, įsitikinom, kad reduktorius dar nėra užkimštas, kad jisai geba funkcionuoti taip, kaip jisai turi funkcionuoti ar ne, pakeitėme dujinės žarnas. Jas pakeitėme dėl to, kad pilna juose yra dervų, kurios ne tik duoda kvapą iš pačios dujinės žarnos, bet tuo pačiu ir turime tokius išburkusius galus. Čia aišku pastebėjom tuo pačiu, kad ir antifrizas bėga prie reduktoriaus, tai sąvaržas visas paveržiam, pakeitėm skystą dujinę fazę, tada pajungus kompiuterį test drive metu pastebėjome, kad temperatūrinis taipogi kvailioja, vadinasi, jį reikia pakeisti, nes tai yra temperatūrinio daviklio tam tikros korekcijos, kurios yra daromos, tai pakeitėm temperatūrinį daviklį, pakeitėm abu filtrus, žarnas, sureguliavom sistemą. Tiesa, dar vieną dalyką pastebėjom, laisvai sūkiai stovint, tai buvo Toyota Avensis automobilis, itin žemai sūkiais automobilis dirba, pasileidinėjo kondicionierius, tai tas variklis praktiškai ant užgesimo ribos eina, tai tada dar kartelį nusiėmėm, reiškia, akumuliatoriaus klėmą ir išplovėm, itin švariai išblizginom droselinę sklendę, ko pasiekoje mes laisvai sūkiais pakilome apie 150. Tai nuo tų 600 ten plus minus 50 pulsavimo grįžom į stabilės apie 750 apsisukimų apsukas. Tai ženklus skirtumas, 100 kartų smagiau ir dabar žinom, kad pas mus niekas neleidžia, niekas nesmirdi, temperatūrinis veikia tiksliai, abu filtrai paruošti, reduktorius yra neužkimštas šią akimirką, jis reiškia dar metus arba 15 000 be problemų važiuos ir štai tokį aptarnavimą mes turim padarę. Tai visi šitie dalykai, kaip jau ir minėjau, yra surašyti, ne mano paties sugalvoti, visi, kurie turi tokią knygelę, galite atsiversti ir pasižiūrėti, o tie, kurie važinėja su kitom sistemom, ne su Landerenzo sistemom, tai vėlgi supraskit, kad nusipirkus filtrą ir jį ant žarnos pakeitus, jūs nežinot apie sistemą nieko, nėra jinai tinkamai veikia, nėra variklis tinkamai veikia, ir taip toliau ir panašiai. Taip, kad visiems linkiu darytis tuos, aptarnavimus tvarkingai, teisingai, nes tik taip iš principo juos darant yra prasmė kažkokią daryti, nes, įdėta filtriuką ten, kaip sakyti, tai tą kaip ir sugeba visi, bet tai yra tik tai vienas iš tų 20 punktų, kurie išvardinti ir kuriuos reikia padaryti. Tai tam kartui tiek. Ačiū uždėmesį, visiems gerų artėjančių orų ir kiek įmanoma mažiau problemų su dujinėm įrangom. Dėkui.